Na ką, atėjo laikas pradėti konstruoti patį droną, tai suklijuoti tiesiog, įdėti elektroniką, pažiūrėti kaip kas veikia, sureguliuoti, jeigu kažkas neveikia. Sudėjimas jo, konstravimas, šiaip kai pirmą kartą dariau atrodė, kad bus žymiai lengviau, bet nėra viskas labai paprasta, bet nėra ir sudėtinga. Tikrai lengviau negu elektronika visą sudėti ir sureguliuoti. Galima sakyti vienas iš smagesnių darbų. Drono konstravimui iš esmės reikės tik karštų klijų ir šituo tokių strypelių anglies pluošto. Kelias dalis kaip malės suklijavau, veiksmas šiandien negreitas, bet paprastas toks. Dabar dėl pačių dalių, kaip mano, čia yra varžtukai, gerai, kad šituose modeliuose yra truputį atsarginių detalių dar duota. 4 varžtukai, kaip suprantu, šitie eis į sparnus, o šitos šaibutės tai bus tikriausiai šitiem. Truputį reikia žiūrėti, kad iškart neprikliuoti per daug, kad po to nereikia klupti. Tai pradžiai pasižiūrim, ar servo laideliai mums pakankamai ilgi. Ir visą valdiklį va čia nueis iki valdymo to vietos, kurie turėtų būti. Tai panašu, kad nenueis, čia nereikės servų prailgintojo. Nu, pažiūrėsiu dar. Va, taip atrodo prailgintojas. Vienas svarbesnių konstravimo dalių yra susigaudyti, kur kas turėtų eiti pagal svorio centrą, pagal patogumą. Čia šitas dronas pakankamai erdvus, jisai nėra labai erdvus, kad ten belia kaip galėtum dėlioti, bet žymiai erdvesnis negu dauguma kai kurių tokio dydžio droniukų. Svorio centras daugmaž aiškus. Aišku, pačiam jame nėra pažymėtas, bet iš YouTube ir ten bandymų išsiaiškinau tą svorio centrą. Ir jame yra tokia problema, kad gale reikia nemažai svorio. Tai reiškia, kad čionai turės būti čionai arba čionai baterija. Tai aš stengiuosi viską kuo daugiau į priekį dėti, jo labiau, kad ir pakankamai patogiai gaunasi. Aš neplanuoju dėti kameros, o jeigu ir planuočiau, tai per daug nesimaišyti, čionai galima tikrai išvesti. GPS-ą galvoju, anksčiau čionai dėjau, gal čionai dėti, nes 2 kamerų tikrai nedėsiu. O toliau reikia tiesiog susižiūrėti, kad viskas laidais siektų. Pavyzdžiui, bandžiau su ankstesniais prailgintojais, jau nesiekia, pasiėmiau ilgesnius dabar šitos servo prailgintojus, dabar jau siekia. Tai va, o šiaip į pabaigą eina konstravimas, šitos sparnelius uždedu ant pačio galo, nes jie tiesiog maišo po to, jeigu konstruoju vartai droną, gali nusilaužti. Tai čia paskutiniai dalykai, taip pat ir su servo svirtelėm ten į galą. Na, aparatas kaip ir baigtas. Truputį sufeilinau su variklio tvirtinimu, nes ne tuos varžtelius pritvirtinau, kur buvo skirti šitam traukiam, ir variklio to mounto neuždėjau, bet gal nieko, gal nesudegs šitas variklis, kol kas lygtais veikia jau ką, nu tai ką padarys. Va, pajungiau bateriją, servai juda, va, varikliukas irgi sukasi.
Yra šioks toks trūkčiojimas, nežinau iš kur jisai, bet gal skridimui netrukdys. Nu tai va, čia daugiau mažiau taip išdėliau, nežinau, ar GPS pakankamai toli nuo visos elektronikos, tai ką perkelsim čia, jeigu blogai veiks. O dabar, tai ką, reikia ieškoti, eiti skristi, o galima bandyti. Ir kitą kartą jau tikiuosi konstruosiu ant stalo, nes čia ant žemės tai visai nevarkė.